Garbė Jėzui Kristui, su naujaisiais metais. Ar jau pailsėjot nuo švenčių? Nelengvas būna tas toks metas, kai prasideda per Kalėdas ir paskui dar naujieji metai, kiti dar toliau švenčia. Ir tai, kad labai gausiai susirinkot, tai turbūt liudija, kad žmogui neužtenka vien tik tai baltos mišrainės ir kas liko nuo 12 patiekalų kūčių vakarienės, bet norisi kažko visuomet daugiau. Va, ir aišku, norėtųsi kalbėti apie džiugius dalykus, žinot, Kristus gimė, Kristus gimsta mūsų širdise, bet iš kur tos ugnies gaut? Ugnies, kad iš tikrųjų džiugintų, kad sutiktum žmogų ir sakytum, ne šiaip sau ten su šventėm, bet sakytum, Kristus gimė, ar žinai, kad Kristus gimė, ar Kristus gimė tavo širdyje, brolis esą. Dažniausiai gaunasi taip, reiškia. Tai laimingų švenčių jums. Kartais dar manęs klausia, sako, nu, kaip gyveni? Aš irgi tada susimastau, ką reiškia gyventi ir ką reiškia gerai gyventi. Vakar ypatingai apie tai mąsčiau. Žinot, ką reiškia, kad žmogus sako, kad aš gerai gyvenu. Visko turiu, nieko netrūksta, stogas virš galvos, pavalgęs, darbas nesunkus arba apskritai atostogos, gamta graži, prisnygo pagaliau, gerai gyvenu. Bet kartais pagalvoju, dar kita prasme, žinot, yra tas gerai gyventi ar dorai gyvenu. Ir tada suprantu, kad ne visuomet. Kad gyventi gerai, visko turėti apsčiai, nieko nestokoti ir gyventi dorai nėra vienas ir tas pats. Ir tada pradedu skaičiuoti, kad to nepadariau, ano nepadariau, to nepasveikinau, galėjau aplankyti, galėjau čia dar gerą darbą padaryti, paaukot galėjau daugiau, nes negyvenu gerai, bet galvoju, ar čia dar viskas yra. Ir tada pradedu galvoti apie Dievą, žinot, vienas jaunuolis buvo atėjęs pas Jėzų ir sakė, gerasis mokytojau. Ir Jėzus sako, ne, sakė, vienas Dievas yra geras. Tada aš pradedu galvoti dar kitaip, tai yra, kaip čia yra tas mano santykis su Dievu, tai yra, kad būti geru yra ne tik tai, kad gerai gyventi ir visko turėti, ne tik tai daryti gerus darbelius ir vengti blogų darbelių, būti geru ir gyventi gerai yra vykdyti Dievo valią. Daryti tai, jeigu vienintelis Dievas yra geras, tai tiek, kiek aš esu su Dievu, kiek aš esu Dievuje, kiek jis yra mano gyvenime, tai tik tiek geras aš ir esu. Kad visa, kas yra gera, yra iš Dievo. O kaip Dievą rinktis? Ir su Dievu yra labai toks įdomus dalykas, kada, čia tokį banalų dalyką pasakysiu, kurį visi žinot, kai žmogus sako, Dieve, duok man daugiau meilės, kad labiau mylėčiau. Tai jūs galvojat, viskas vyksta taip, tiesiog, kad ten pasipila malonės, reiškia prisipildo jūsų širdis ir jūs tiesiog spinduliuojate meilę visiems žmonėms, kuriuos sutinkate. Kai prašote kantrybės, manote, kad tiesiog stebuklingų būdų niekas jūsų nebeerzina. Viskas vyksta visiškai priešingai. Tai yra, kada jūs prašot meilės, jūs sutinkate žmonės, kuriuos yra sunku mylėti. Ir jūs bandote kartą, bandote antrą, trečią, ketvirtą, nepasiseka, žiūrėkit, kokį 37 kartą pavyksta mylėti. Su kantrybė yra sunkiau, kokį 60 kartą gal, reiškia, nesupykstate toj pačioj situacijai, kur visada, reiškia, kas nors ne vietoj, ką nors padaro, pasako ir jums iš karto būna tas, kaip galima, o staiga ima ir neįvyksta tas. Kai prašote daugiau tikėjimo, manote, kad tas tikėjimas tiesiog yra palaistomas iš aukšto dangaus ir jisai savaime paauga. Dievas duoda išbandymus.
Tai yra, jeigu mes norime, kad mūsų tikėjimas būtų didesnis, mes karštai tikėtume, tai, ko mums reikia mūsų gyvenime nepatogumų. Ir galėčiau tęsti, jeigu norite daugiau džiaugsmo, tai turėtumėt eiti ten, kur labai daug liūdėsio. Jeigu norite daugiau šviesos savo gyvenime, raskite ten, kur yra tamsiausia ir eikite ten. Šitas paveiksliukas parodys jums tokių baisesnių dalykų čia tam, kad tikėjimas augtų ir stiprėtų. Šitą paveiksliuką kažkada tai buvau prisilipdęs prie savo kambario sienos. Mane labai kvėpdavo. Aš buvau tada jaunas tikintis žmogus, aš tik tai žinojau, kad čia yra Švento Antano gundymas ir kad čia toks garsus dailininkas Salvadoras Dali jį nupaišė su jo visom pagundom, kurios jį puola. Mane labai kvėpdavo, aš užuot gulęs į lovą, tada tiesdavausi tiesiog paklodę ant grindų ir miegodavau ant žemės, pasninkaudavau 2 kartus savaitį, naktį atsikeldavau melstis, nes Šventas Antanas mane įkvėpdavo. Žinot, tie pirmieji žmonės, kurie išėjo į dykumą, buvo tokie labai keisti žmonės, nes baigėsi persekiojimai bažnyčioje apie 313 metus. Imperatorius Konstantinas pasakė viskas, reiškia, krikščionybė legali religija, galite būti krikščionėmis, galite viešai išpažinti, statykitės bažnyčias, niekas jūsų nebepersekios. Paskui apskritai pasakė, kad vienintelė tikra religija krikščionybė ir dauguma žmonių džiaugiasi. Yra laisvė, ramybė, taika. Tačiau buvo žmonių, kurie sakė, nuobodu. Anksčiau mes turėjom gyvenimo prasme, tai yra geras krikščionis yra tas, kuris kovojo už Kristų ir nebijo dėl jo numirti. Nes būti tikinčių tai nėra tik tai išmokti katekizmą, pagrindinės tikėjimo tiesas ir vaikščioti į bažnyčią. Pagal visų laikų krikščionio supratimą, kad tikintis žmogus yra tas, kurio tikėjimas yra patikrintas ir išbandytas. Čia taip su visais dalykais yra, kad jeigu pagamina kokį nors naują daiktą, ar ne, kompiuterį, Dell, ir pažiūrėt gražus yra, bet ar jis geras? Ar jis geras? Tada atlieka visokius bandymus, pabando atidaryti daug programų ir žiūri, ar jis vis dar veiks. Jeigu nebeveikia, tai sako, ne, atrodė gerai, bet iš tikrųjų yra daiktas prastas. Taip yra su krikščionėmis ir jų tikėjimu, tai yra krikščionis, kuris normaliom aplinkybėmis gal visai geras žmogus, mandagus, paslaugus, geras, tik ateina kokį nors sunkumą išbandymai, jis visiškai pasimetęs, laksto, sako jam, Dievu tikėk, melskis, tu krikščionis esi, ne, šitą nėra gyvenimo, viskas blogai, viskas griūna, neveikia. Arba priešingai. Žmogus, kuris buvo toks mažas, tikintis, nieko ypatingai nepasižymėjo, staiga ateina kokia nors išbandymų minutė. Nedidelių išbandymų minutė, kokia nors studentams egzaminai, ar ne? Ir ką? Vienas palūžta, naktim nemiega, bijo, dreba, kitas kažkaip tai susima ir peržengia per save, nugali baimę, viską išmoksta, gauna gerą pažymį ir tikėjimas paaugo truputėlį. Tai, žinot, toks įdomus dalykas yra su Šventojo Antano gyvenimu. Knygutė tokia pasirodė neseniai, čia mano viena iš mėgstamiausių istorijų iš jo gyvenimo. Buvo žmonės, kurie ėjo į dykumą ir sakė, jie, tiesą sakant, visada suprato, kad tai, kas juos puola ir prieš ką jie kovoja, nėra žmonės, kad tai yra piktoji dvasia, tai yra tamsos galybės ir jie išeidavo į dykumą ir sakydavo, žinot, prašom, štai mes, gal norėtumėte išmėginti? Mes pasiruošę.
Klausydami Evangelijos, norėdami gyventi pagal Evangeliją, tiesiog pasitraukdavo kažkur į miesto pakraštį, paskui išeidavo į dykumą ir sakydavo, o kur čia tie išbandymai? O kur čia tos pagundos? Nu, prašom, gundykit mus. Ir kaip viskas vykdavo. Čia kažkur tai iš Antano gyvenimo vidurio. Pradžia buvo vienokia, pabaiga kitokia, o čia yra pats jo gyvenimo vidurys. Staiga pasirodė demonas, atrodantis labai didelis ir išdrįso sakyti, aš esu Dievo galybė, aš esu apvaizda, ko nori, kad tau suteikčiau. Tuomet aš smarkokai jį papučiau ir taręs Kristaus vardą puoliau jo mušti. Man atrodė, kad iš ties jam sudaviau. Jis toks didžiulis kartu su savo demonais dėl Kristaus vardo taip pat išnyko. Kitą kartą man pasninkaujant atėjo tas apsimetėlis vienuolio pavidalų, nešinas įsivaizduojama duona ir man patarinėjo šiais žodžiais, valgyk, liaukis stengiasis, juk tu esi žmogus, tu tuoj susirgsi. O aš supratęs pastarojo taktiką atsistojau melstis, bet jis negalėjo pakelti, jis pranyko ir atrodė, kad pro duris išeina tarsi kokie dūmai. Tie kartą dykumoje jis man rodė įsivaizduojamą auksą vien tam, kad jį palieščiau ir jį žiūrėčiau. O aš prieš jį kalbėdavau psalmę ir nas pradingdavo. Dažnai mane apipildavo smūgiais, o aš sakydavau, niekas manęs neatskirs nuo Kristaus meilės. Po to jie imdavo mušti vieni kitus. Vis dėlto tai ne aš pats juos priversdavau liautis ir nugalėdavau, bet viešpats, kuris sakė, aš regėjau šėtoną krintantį iš dangaus lyg žaibas. O aš, mano vaikeliai, prisiminiau apaštalo žodžius, visą tai pritaikiau savo, kad iš mano pavyzdžių įsidėmėtumėt nenuleisti rankų askezėje ir nebijoti velnio bei jo demono regėjimų. Tai žinot ką, gundimai yra labai gerai. Aš kartais susimastau, žinot, kai Dievas nubaudė šėtoną ir jį išmetė iš dangaus, kaip žaibas krito iš dangaus, kodėl jis neuždarė jo kokioj nors cypėje, su grotomis, kaip kokio, žinot, plėšraus žvėries, kur galėtume ateiti pasižiūrėti, reiškia, baisus, ar ne, kandžiuojasi, bet saugiai, reiškia, už grotų uždarytas, reiškia, nieko nepuola, nesikandžioja, nedrasko. Kodėl mes gyvename pasaulyje, kur jam leista slankioti aplinkui, kaip riaumojančiam liūtui ir taikytis, ką nugriebti ir ką sudraskyti. Kodėl? Dieve, kodėl? Kodėl nepadėjai jo į saugią vietą, kad mes galėtume ramiai gyventi? Matyt, Dievas kažkokią mintį turėjo, kad jeigu nebus tos rizikos ir to pavojaus, mes galbūt iki dangaus ir nenukeliausime. Ar manote, kad šventais tapo žmonės, kurie nepatyrė jokių pagundų, jokių išbandymų, jokių sukrėtimų gyvenime, jokių tikėjimo abejonių, tiesiog saugiai pragyveno ramiai, gražiai gyvenimą ir juos tiesiog paskelbė šventaisiais. Kiek aš žinau, visi, kurie tapo šventaisiais, jie turėjo smagų ir įdomų gyvenimą. Žinot, yra labai daug pragaro apibrėžimų. Vieni sako, pragaras yra karšta vieta, kur velniai verda smalą. Kiti sako, ne, sako, pragaras yra labai tokia šalta vieta, kur žmonės yra vieniši ir nebendrauja tarpusavyje, užsidarę, susitelkia į save. Dar kiti sako, kad pragaras yra tokia pykčio vieta, kur žmonės niršta ir liūdi dėl nuoskaudų ir dėl nepavykusių dalykų gyvenime. Tačiau dar vienas labai vykęs apibūdinimas pragaro yra, kad tai yra labai nuobodi vieta. Tai yra nuobodus gyvenimas ir tai yra vieta, kur viešpatauja bodesys. Rūta minėjo tą žodį, apie kurį mes čia turėtume daugiausia kalbėti, akedija, visiškai nesuprantamas žodis.
Džiaugiuosi, kad žmonės išmanantis kalbos dalykus surado labai vykusi žodį tam nusakyti. Tai yra bodesys. Pats tikriausias pragaras arba toks susitikimas su išbandymu ir gundymu, tai yra, kai nieko nesinori, kai norisi būti kažkur kitur, kai galvoji, ką aš čia veikiu, galėjau dabar šį vakarą būti kažkur kitur, televizorių žiūrėti, arba apskritai tiesiog, gyvenime darau ne tai, esu ne toj vietoje, ne toje šalyje. Tai yra toks bodesys. Dar kartais sako, tingumas, abojumas. Tai yra, bet žinot, kas yra? Tai yra labai gerai, kad mes tai dabar patiriame. Dėl to, kad tame negali ilgai gyventi, tai yra kaip provokacija kažką gyvenime labai esmingai pakeisti. Tai jeigu dar neskaitėte Švento Antano gyvenimo, aš nežinau, ar tų knygų dar tebėra, bet mes Vilniuje darėme Švento Antano gyvenimo pristatymą, atvažiavo netgi broliai benediktinai iš Palendrių, kurie pasistengė, kad mes apie tai sužinotume. Tai jau seniai nemačiau tokio dalykų, kai žmonės nešė šitas knygas glėbiais savo, uošviniai, kaimynui, bendradarbiui ir visiems, nes tikrai suprato, kad čia yra dalykas, kuris moko mus gyventi. Visų pirma, nebijoti išbandymų ir sunkumų gyvenime, žinoti, kad Kristus nugalėjo, kad mes nugalėjome kartu su juo ir kad niekas negali mūsų atskirti nuo Kristaus meilės, kad mes turime drąsiai žengti į gyvenimą, kad ir kas jame mūsų laukia. Visą tai su Kristumi bus įdomu, kad tikras džiaugsmas, jisai yra ne tada, kada aš esu saugus ir su manim nieko blogo nenutinka. Tikrasis džiaugsmas yra tada, kada aš per viską pereinu ir tada ateina ta ramybė, palaima, džiaugsmas, pilnatvės jausmas. Tačiau, kadangi mes esam pakeliui vis dar, mums reikia mokytis vieno iš svarbiausių dalykų krikščionio gyvenime, kuris vadinasi dvasių skyrimas. Tai yra supratimo, kas mane skatina veikti, galvoti, norėti. Ir tiesą sakant, dabartinis pasaulis yra toks nuostabus, kad visą tai, prieš ką krikščionis turėtų kovoti, dabar tai yra dorybė. Jeigu kažkada tai sakydavo, kad žinot, susilaikymas dorybė, tai dabar priešingai sako, tik nestabdykite, pirkite, nesustokite, nesvarbu, kad kalėdos baigėsi, jūs vis dar galite prisipirkti daug dalykų, kur jums gal reikia, gal ne. Padovanosit kam nors. Jeigu kažkada tai dorybė buvo kuklumas ir nuolankumas, tai dabar svarbiausias dalykas yra mano savivertė. Tai yra galvoti, kad aš esu geresnis už kitus. Į tuos, žinot, talentų konkursus, kur ten visi gali parodyti savo talentus, kodėl eina daug žmonių, kurie realiai neturi jokio talento, neturi balso, jie yra įtikėję, kad jie yra puikūs, nuostabūs, geri, nes visi tik apie tai kalba. Tiesiog, kad tu esi, būk, reiškia, geriausias. Ir aišku, visą tai turi parodyti kitiems. Jeigu kažkada tai, nežinau, kas ten dar iš tų didžiųjų nuodėmių, pavydas ar ne, buvo blogas dalykas, tai dabar sako, ne, reiškia, pavydas yra variklis. Tiesiog, reiškia, tu žiūrėk į tuos, kurie yra geresni už tave ir tu būk toks. Jei kas nors turi daugiau negu tu, stenkis, kad ir tu turėtum tiek pat. Jeigu kažkada tai godumas buvo gėda, tai dabar turiu knygą, pasidėjęs, skaitysiu.
kur yra aiškinama, kad godumas yra pagrindinė dorybė mūsų kapitalistiniai visuomeniai ir be godumo niekas neegzistuotų. Kad viskas vyksta dėl to, kad žmonės yra godus ir svarbiausia, kad žmonės nenustotų, nes jeigu kažkas nustoja būti godus, sistema griūna. Mūsų visuomenė yra to paremta. Ir mes, krikščionys, kaip sako žmonės iš viduramžių, ar ne? Mes gyvename šitame pasaulyje ir mums kažkaip reikia susigaudyti, ar aš vis dar gyvenu kaip krikščionis, ar vis dėlto mane jau veikia ta pasaulio dvasia ir aš pasidaviau tai karštiniai, kuri valdo visus žmonės aplinkui. Kaip susigaudyti, kaip atsirinkti, čia yra svarbus tas dvasios skirimas. Tai yra, žinoti, aš kažką padariau, kodėl aš tai padariau. Tarkim, padariau gerą darbą kokį nors, ar ne? Paaukojau labdarai ir tada galvoju, kodėl. Čia prasideda įdomiausias dalykas, kad gerai jaučiausi, kad kiti matytų. Kad paglostyčiau savo savimeilę, o gal mano tuštybė sakė, daryk taip, kad visi matytų. Kai meti didelį pinigą, visi turi matyti spalvą. Tada jautiesi gerai. Čia yra įdomus užsiėmimas suprasti, kas veikia. Taigi, pirmoji dalis, aš tikiuosi, kad po šiandienos jūs dar norėsite kitą mėnesį ateiti, paklausyti apie gundymus, aistras ir panašius dalykus, bet žinot, galvojau, kokia būtų rašto vieta, tema šiandienai, ir kai meldamės Tėve mūsų, dar kartą pagalvojau, ar aš suprantu, kai mes sakome ir neleisk mūsų gundyti, ko aš prašau. Vat kas yra tas gundymas ir kodėl mes prašome Dievą, neleisk, kad manęs gundytų. Nes, kaip jau sakiau, kad iš principo gundymai yra gerai, atsispirti gundymams yra gerai. Kodėl mes prašome, kad Dieve neleisk mūsų gundyti? Ir netgi Jėzus, kai meldėsi Alyvų kalne, tas garsusis paveikslas, Jėzus sudėjęs rankas ant akmens, beje, įdomioji dalis yra ta nematoma, ten yra miegančių mokinių figūros. Mokiniai visais svarbiausiais momentais miega. Jėzus ant Taboro kalno atsimaino, mokiniams norisi pasistatyti palapines ir prigulti. Jėzus sako, Jonai, Jokūbai, Petrai, eime pasimelskime. Jie tai supranta kaip raginimą eiti ir pamiegoti kartu darželyje po velykinės vakarienės. Jėzus meldžiasi ir Jėzus meldžiasi, sakydamas, Tėve, atitolink nuo manęs šitą taurę, jeigu galima, tegu jinai praeina pro mane, bet tiesie ne mano valia, bet tavo. Jėzus meldžiasi labai panašiai taip, kaip mokė mokinius melstis Tėve mūsų. Ir jeigu mes pažiūrėtume, kokie yra tie žodžiai Tėve mūsų maldoje originalo kalba, tai mes meldžiamės ir neįvesk mus į išbandymą, skliaustelėse būtų galima pridėti tokį, kurio mes negalėtume atlaikyti, bet gelbėk mūsų nuo piktojo. Bet Jėzus šioje situacijoje jisai sako, kad net jeigu yra labai sunku, čia apaštalai, kovojanti su savo kūniškumu. Ir būtent šitoje vietoje Jėzus pasakė, dvasia yra ryžtinga, bet kūnas silpnas. Budėkite ir melskitės, kad jūs
neįpultumėt į pagundą, kas reiškia, kada ateis metas išbandymui, kad jūs išstovėtumėt. Ir rezultatą mes žinome. Petras sakė, o Jėzau, aš niekada tavęs neišduosiu. Reiškia, visi jie gali išduoti, aš ne, aš Petras, aš uola. Ir nuėjo miegoti. Reiškia, kai ateina kareiviai, Petras į krūmus prieina tarnaitę. Tu gal su juo nepažįstas, sakė, kalbi, taigi ta kalba iš Galilėjos, tarmė išduoda, ne, nepažįstu. Ir gaidys užgiedoja. Krikščioniškas gyvenimas yra kova tarp mūsų kūniškumo ir dvasios, tarp mūsų žmogiškumo ir Dievo malonės, tarp Dievo galybės ir mūsų silpnumo, tarp Dievo išminties ir mūsų kvailumo. Dėl to mes turime budėti ir melstis, kad nebūtų taip, kaip jiems. Ir čia beje katekizmas. Jeigu atsiverstume tą didįjį katekizmą, rastumėt tokį labai įdomų skyrimą, kurio kartais kunigai per išpažintį klausia, ateinu ir sakau, man į galvą lenda visokios durnos mintis. 15 kartų. Ir jisai klausia, o ką tu su jom darėjai? Sakau, kartais man jos patinka. Blogai. Nes tai, kad mus atakuoja dalykai, kuriuos mes vadiname gundimais, yra normalu. Jėzus buvo gundomas. Jėzus nebuvo tas, kuris vaikščiojo virš žemės keliolika centimetrų ir jo niekas nepalietė. Jis buvo labai konkrečiai gundomas tais 3 svarbiausiais dalykais – kūnui, sielai ir dvasiai. Ir jis atsilaikė. Esminis dalykas yra tada, kada mes susidurėme su pagundomis, gundimais, ką mes darome. Mes atsikandame ar ne? Sutinkame ar ne? Ir su gundimais yra toks labai įdomus dalykas, yra, kad visada, kada atsikandi, pajauti, kad rūgštu. Žinot, ta scena yra aprašyta rojaus istorijos tobulai. Tai yra, Ieva žiūrėjo į obuolį ir jis atrodė jai gražus, skanus, nuostabus, valgytinas, ragautinas. Kirmelės. Ne viskas taip yra, kaip atrodo. Ir su gundimais, su pagundomis ir su mūsų atsiliepimu yra visada taip. Ir tai yra ne tik tai su valgymu, tai yra su visais dalykais. Mus nori įtraukti į netikrovę. Vietoj šiaip džiaugtis yra gerai. Džiaugtis yra normali krikščionio būsena. Tačiau pagundo siūlo ne džiaugsmą, siūlo kažką kitą, kas galėtų mus padaryti labiau laimingais, negu mes esame. Dar kažko daugiau. Ir tada mes papuolame į bėdą. Tačiau kartais pagunda yra naudinga ir vieno žmogaus istorija. Žinot, ant kryžiaus Jėzus buvo ne vienišas, buvo vienas bičiulis iš kairės ir kitas iš dešinės. Kodėl bičiulis? Dėl to, kad jie ten vienas kitą vardais vadino. Žinot, per visą Jėzaus gyvenimo ir mokymo istoriją niekas neprieidavo ir nesakydavo Jėzau. Vienintelis, kuris kreipėsi vardu, be jokių titulų, ne viešpatie, ne mokytojų, ne rabi, buvo tas vienas ant kryžiaus, kuris sakė, Jėzau, kai būsi savo tėvo karalystėje, prisimink mane.
Ir žmogus, kuris yra nubaustas kryžiaus mirtimi, turbūt gyvenime padarė daugybę negerų dalykų ir ko gero, kad tos visos pagundos buvo jo gyvenimo būdas. Šiaip gražus žodis yra tas gyvenimo būdas, kuris dabartinėme pasaulyje reiškia visos įmanomos nuodėmės, kurias galima padaryti. Kokiam nors žurnale, nesakysiu pavadinimo, jeigu yra koks nors skirsnelis gyvenimo būdas, tai ten greičiausiai bus aprašytos visos nuodėmės, kurias kažkas savo gyvenime darė. Be laimingos pabaigos dažnai. Tačiau tam žmogui ne tik pagundos, bet ir nuodėmės, jos buvo priežastim atsiversti, tikėti ir pradėti gyventi naują gyvenimą, nors liko ten gal, nežinau, valanda kita. Vienintelis dalykas, ką jam reikėjo padaryti, jam reikėjo išbūti tame, Jėzau, prisimink mane, kai įžengsi į savo tėvo karalystę. Jis galėjo sakyti po, nežinau, valandos laiko, žinai ką, Jėzau, nereikia. Persigalvojau. Žinai, tiek to. Netikiu pomirtiniu gyvenimu, netikiu Dievu, netikiu išganimu. Jis tame išliko. Tai krikščionio gyvenimas yra tiesiog išlikti tame. Iki galo. Ištverti iki galo. Ir kad ateis laikas pasakyti, Jėzau, prisimink mane savo tėvo karalystėje, arba tiesiog tėvai tavo rankas atiduodu savo dvasią. Nežinau, ar žinot šitą veidą. Toks filmukas yra, vadinasi, palyginimai apie vienuolį, kuris pakliuvo į išbandymus, nes šiaip kalbant apie tuos gundymus, apsigavimus, blogas mintis, yra labai charakteringas filmukas, palyginimas, kuris yra iš tikrųjų paimtas iš dykumos tėvų, tik tai perkeltas į dabartinius laikus. Vienuolis, kuris daro gerą dalyką, jisai skaito paskaitas, vedžioja turistus, jį labai giria, jisai patenkintas, juo žavisi, moteris pas jį ateina ir sako, koks tu nuostabus, koks tu geras. Ir jam atrodo viskas gerai. Jam atrodo, kad nuostabus gyvenimas, vienuolyne yra nuostabus gyvenimas. Aš esu populiarus, aš esu šventas vienuolis. Ir jį mato vyresnysis ir jam liūdna. Tada jisai sako, žinai, ką ateik. Gerai, kad ten tokia tvarka yra, ką liepia, tą reikia daryti. Sako, eik į kapines, sutiksi procesiją, keik. Sakyk, koks buvo blogas žmogus, koks buvo nusidėjėlis, kaip jam blogai yra. Ir jisai nenori to daryti, bet jisai nueina ir būtent tada pasirodo, kas jis yra iš tikrųjų. Kad jisai iš tikrųjų ieškojo ne Dievo garbės, bet savo tuštybės ir puikybės. Kada kitą kartą jam reikia girti tą, kuris yra nešamas, jisai vėl sunkiai, bet šiaip ne taip iš paklusnumo nueina, tai padaro, gauna dar vieną mėlynę, su šaukštu gydo ir tada supranta, kad kaip jam pasako, kad panašiai kaip ir tas, kuris yra miręs, jam vienodai, ar jį giria, ar jį keikia, kad vienuolis, o čia galėtume sakyti, kiekvienas krikščionis, jisai turėtų būti nejautrus tokiems dalykams kaip pagyros arba kai mus keikia. O dabar pagalvokite apie save tiesiog, kaip mes jaučiamės, kada mus giria, ne? Kaip gera yra, kai mus giria, ne? Kaip mes džiaugiamės. Net jeigu netiesa tai yra, vis tiek labai gera. Nuostabu tiesiog, kad nereiškia. Tas saldus melas, mielas, brangus, glostantis mūsų savimeilę. Tai čia viskas gerai būtų, mes patenkinti, bet kai mus kritikuoja, kai mums sako dalykus, kurie mums nemėli, kai sako, koks tavo bjaurus charakteris,
kaip tu elgiesi. Ir vėl tingi. Mes pykstame. Jeigu mes norime būti iš tikrųjų laimingi, mes turime būti mirę savo ir pasauliai, bet gyvi Dievui Jėzuje Kristuje. Taigi, iš tikrųjų, kai mes meldžiamės Tėvę mūsų maldą, mes prašome Dievą, mes žinome, kad tu mus bandysi, kad tu mus tirsi, kad mūsų gyvenime bus visokių dalykų. Dieve, būk maloningas, neduok sunkesnio kryželio, negu dabar galiu pakelti. Leisk pasiruošti, duok to budėjimo maldos meto, kad aš galėčiau būti pasiruošęs tave paliudyti, kada ateis tikri išbandymai ir tikri sukrėtimai gyvenime. Antroji dalis. Trečiosios gal ir nepasieksim, bet nieko tokio. Kasgi tos blogos mintis? Turbūt, žinot, jau norit išsivežti, kaip kokie du angelai prie durų, reiškia, ir liktai norėtų jau sakyti, kad viskas, metas baigti, važiuojam. Turbūt esat girdėję apie 7 didžiosios nuodėmės. Kartais jis vadina aistromis, bet ištaka viso to, tie žmonės, kurie gyveno dykumoje ir meldėsi ir savo patirtį aprašė, Šventas Antanas ir jo mokiniai, tai vadino tiesiog blogomis mintimis, nes visą tai, kas mūsų gyvenime nutinka, pirmiausiai prasideda mintyje. Tai yra, jeigu aš kam nors pikto pasakiau, jeigu ką nors pavogiau, jeigu primelavau, visuomet tai gimsta mano širdyje. Tai neatsitinka šiaip savo. Ir čia Jėzaus žodžiai, kad visi dalykai atsiranda žmogaus vidaus ir suteršia ne tai, kas ateina iš lauko. Visą tai ateina iš mano vidaus. Kas yra tie nuostabūs dalykai? Gerai, kad neryškiai matosi čia. Čia vis dar Švento Antano gundymai. 16 amžius. Blogos mintis turi tokį ir graikišką pavadinimą, kad pagrindinės pagundos yra tos pačios kaip ir Jėzaus dykumoje. Tai yra tokie dalykai, kurie mus labai džiugina, kai jie patenka į mūsų gomurį. Tai yra visą tai, kas mums yra skanu, malonu ir vartotina. Kitas gundymas yra turtai. Tai yra noras daug visko turėti ir jaustis saugiai. Kai kurie psichologai sako, čia yra tokia neurozės forma. Žmogus jaučiasi nesaugus ir dėl to galvoja, kad kuo daugiau bus daiktų aplink mane, tuo aš tvirčiau jausiuosi gyvenime. Paprasčiau yra gydytis. Ir apskritai į visą šitą praktiką galima netgi žiūrėti tokiu psichologiniu žvilgsniu ir panašiai taip ir daroma. Ir trečias dalykas yra tuščia garbė arba valdžia, tai yra dalykai, kurie yra ne kiekvienam, ne kiekvienas yra godus garbės ir valdžios. Čia yra ypatingas pašaukimas, galima sakyti. Ir mano mėgstamas toks Švento Maksimo išdėstymas, kad tie dalykai ateina savo laiku. Tai yra, kai žmogus pradeda gyventi dvasinį gyvenimą, tai pirmiausiai dalykai, prie kurio limpa, jie dažniausiai būna tokie kūniški. Tai yra dalykai, kurie tenkina jo smogriavimo, ištvirkavimo ir šykštumo poreikius.
tokie kūniški, apčiuopiami dalykai. Tačiau kai žmogus išauga iš tos vaikystės dvasinės ar nuodėmių vaikystės, pradeda daryti kitas tokias nuodėmes, kurių net nelaiko nuodėmėmis. Tai yra dvasinio gyvenimo vidury ateina nusiminimas. Ir aš negalvoju, kad tai, kad aš esu nuolatos nepatenkintas, aplink mane tiesiog toks juodas debesis, reiškia, kur aš einu, reiškia, ten tiesiog darosi tamsiau, nes aš tiesiog nešu tą su savim liūdėsi, kuris kyla ne dėl to, kad mano gyvenime buvo kokių nors skaudžių arba sunkių dalykų, bet dėl to, kad aš nepatenkintas viskuo, kad viskas blogai, ypatingai valdžia ir kiti žmonės. Visą tai, kas aplinkui ir mane daro nelaimingu. Bet aš negalvoju, kad tai yra blogai, aš manau, kad tai yra teisinga pozicija gyvenime. Kad aš turiu pilną teisę būti nusiminęs, liūdnas, nelaimingas. Kas paskui perauga ir į pyktį. Įdomus dalykas, kad pyktis beje gali būti ir geras dalykas. Kartais pykti yra gerai. Pykti, kad negerai gyvenu, neteisingai gyvenu, neteisiai gyvenu. Bet blogai yra, kada pyktis yra nukreipiamas į kitus žmonės. Tai yra, aš kada pykstu ne tai, kad aš ne taip darau, bet kad kiti ne taip daro. Ne taip, kaip aš noriu. Kodėl visi nevykdo mano valios aplinkui. Aš geriau žinau, kaip reikia viską daryti. Ir kadangi niekas manęs neklauso, galiausiai ateina tas apsileidimas arba bodesys, kad tiek to. Žinot, kaip sako, gyvenimas yra gyvenimas. Toks gyvenimas. Arba yra kaip yra. Nuostabų žodžių. Yra kaip yra. Arba nieko čia nepadarysi. Dar sako, kitame gyvenime. Bet jeigu per šitą pavyksta pereiti, ateina ramybė, supranti, kad viskas gyvenime yra gerai, su tavim viskas gerai yra, su kitais yra gerai. Tada tiko dar keletas tokių dalykų, kaip tuščia garbiškumas ir puikybė, sunkiausios nuodėmės, mažiausiai pastebimos, labai pavojingos tiems, kurie gali prieš kamerą stovėti, ar prieš auditoriją, ar šiaip tiesiog žmonės, kurie galvoja, kad koks aš protingas, pavyzdžiui. Jūs gal nežino to, bet aš tai žinau. Aš esu pats gudriausias, protingiausias. Ir daug kitų dalykų, kurių jūs net neįsivaizduojate. Netgi yra tam tikras lipimo kelias į šitą piramidę. Sitrauksiu dalyką, kurio labai didžiuojuosi. Šiaip mūsų kelionė vyksta maždaug taip. Pradedame čia, paskui judame pirmiausiai piramidės apačia, tada pereiname į aukštesnį lygį, tada per pyktį einame link liūdesio, bodesys ir užbaigiame viską puikybę. Toks yra tas normalus kelias. Atkreipčiau dėmesį, kad čia ypatingai gal su šiuo švenčių periodu, ar žinote, kad bulgarai kalėdas vadina najatki? Kas mokat kokią nors slavų kalbą, turbūt suprantat, ką reiškia žodis najatki. Ir mums atrodo, kad nieko blogo su tuo nėra. Tačiau čia atkreipčiau dėmesį, kad viskas prasideda būtent toje vietoje.
Va. Bet drauge yra ir kelionė link tikėjimo, vilties ir meilės. Čia mus gali kvėpti ir Elijas, Mozė bei Kristus. Mes galime mokytis tvirtumo ir susivaldymo, skyrimo dvasių ir galiausiai tobulos išminties, kurie ateina iš Dievo malonės. Kad tai yra ir mūsų išbandymo, bet drauge ir mūsų tobulėjimo kelias. Ir niekas nepasiekia šventumo, kuris neperėjo viso šito kelio. Jeigu jūs meldžiatės ir neleisk mūsų gundyti, palik mane čia, kur aš esu. Man ir taip viskas gyvenime gerai, Dieve. Ir būtų gerai, jeigu niekas nesikeistų, tai žinot, jūs po truputėlį leidžiatės žemyn. Čia jau taip yra. Lotynai turi tokią patarlę, kad sako, ne progresuoti yra regresuoti. Tai yra, jeigu tu nekovoji, jeigu neini aukštyn, reiškia, tyliai, lėtai, ramiai leidžiamės žemyn. Ir gal kitą kartą pratęsime apie tas pagrindinės visų mėgstamas nuodėmes. Jūs net neįsivaizduojat, kiek yra būdų nusidėti apsirijimu. Tarkim, apsirijimas yra, kai ne šiaip suvalgai, kas padėta, sakai, aš esu gurmanas. Aš valgau tik tokį maistą, paruoštą tokiu būdu ir ne kitaip. Ir apskritai, Kaune nėra nei vienos vietos, kur aš galėčiau nueiti pavalgyti, vat kai išvažiuoju į užsienį, tai ten yra toks restoranas, kur visai neblogai gamina. Čia yra bloga mintis. Čia yra bloga mintis. Kitas paprastesnis lietuvių artimesnis būdas yra tiesiog valgyti viską be perstojo, kol yra. Paskui truputėlį pailsėti ir vėl valgyti. Reiškia, ir tai yra toks gražus lietuviškas žodis kaip pilvapenystė. Reiškia, kai aš ne kūną maitinu, bet pilvą. O, čia skaguriavimas, čia smaguriavimas yra. Gali būti, pavyzdžiui, kai jūsų pagrindinis maistas yra šokoladas. Arba, nežinau, kebabai. Bet kai valgai dėl skonio, mėgaujasi, sakai, nuostabus gyvenimas, mano mėgstamiausias desertas. Valgysiu šiandien, valgysiu rytoj, valgysiu jį visą savaitę. Dar būna toks būdas valgyti, žinot, naktį tyliai atsikeli ir eini link šaldytuvo. Sunkiausias dalykas yra, kai atidarai šaldytuvą, užsidega šviesa. Iš šaldytuvo, reiškia, kaip padaryti, kad to niekas nepastebėtų. Reiškia, tu eini link šaldytuvo naktį, 5 ryto. Arba žinai, kad pietus yra 1 valandą, bet, reiškia, o kas ten puode? Nieks nemato. Ragauja. Čia atrodo viskas yra gerai. Čia nieko blogo nepadarėjai. Bet žinot, čia nutinka vienas dalykas, kad mes nemokame susivaldyti. Ir kada ateina rimtesnis blogos mintis, mes nemokame jom pasipriešinti.
Ir viskas prasideda nuo labai paprasto dalyko, kuris vadinasi, čia bus naujas žodis, pasninkas. Yra vienas iš keistesnių ir visiškai nereikalingų dalykų krikščionio gyvenime, kai ateina penktadienis, dažniausiai būna klausimas, tai ką dabar vėl lašiša? Kodėl? Galvoju šitą, per brangu, valgysiu mėsytę, kaip esu įpratęs. Ir atrodo, čia viskas yra gerai. Bet žinot, kas yra? Netgi to. Čia yra, žinot, krikščioniško gyvenimo centimetras nuo žemės. Ir mes to nesugebam padaryti. Be abejo, kad mums nekyla mintis, pavyzdžiui, kad gal reikėtų šią dieną rimtai papasnikauti, pavyzdžiui, vandeniu ir duoną. Ar jums kyla kartais tokios keistos mintis, pavyzdžiui? Kyla. Puiku. Kaip sekasi įgyvendinti jas? Puikiai, nuostabu. Ir čia yra dvasinio gyvenimo pagrindai, žinokit. Čia yra iš tikrųjų rimtas dalykas. Žinot, kai mokiniai ten nesusitvarkė su kažkokia piktaja dvasia, Jėzus atėjo, pažiūrėjo, sako, šita veislė yra neišvaroma kuo? Pasninku ir malda. Pasninkas yra ne šiaip savo dieta, tai nėra noriu laikausi, noriu ne. Ir apskritai susilaikymas nuo mėsos nėra pasninkas. Pasninkas yra kur kas rimtesnis dalykas ir tai yra dvasinė kova. Tai yra labai rimtai dvasinė kova, kad jeigu užpuola kokios nors ir kitos blogos mintis, pradėti reikia nuo reguliarios maldos, pasninko, ir šiaip tvarkos gyvenimą. Dar vienas įdomus dalykas šitą. Čia, kadangi tie dalykai sugalvoti vienuolynuose, tai kai kurie dalykai yra specifiškai vienuoliški. Įsivaizduojat, vienuolynė, pavyzdžiui, ten labai svarbu buvo ir pasirodyti, kad tu esi šventas, gyveni tokį šventą gyvenimą, bet ir valgyti norisi. Tai būdavo tokia labai specifinė vienuolių nuodėmė, tai yra valgyti, kai niekas nemato. Ir kas įdomiausia, kad apie tuos dalykus rašė Tomas Akvinietis, kuris šiaip visiškai netrodė žmogus kovojantis su šia yda. Dar vienas tokių irgi iš keistų dalykų, tai yra pavyzdžiui, svajonės apie maistą. Bet irgi, kaip, pavyzdžiui, tave lanko, gražus vaizdai, tu net jauti praktiškai skonį burnoje. Laukiu, nesulaukiu, kada galėsi šitą savo svajonę įgyvendinti. Tai yra smaguriavimas. Ir išmintingi žmonės sakė vieną tokį įdomų dalyką. Sako, iš tikrųjų tai to neįmanoma nugalėti, kol neatrandi dalykų, kurie yra labiau džiuginantis. Kad įsivaizduojat, dvasiniai dalykai gali labiau džiuginti negu kūniški dalykai. Pavyzdžiui, meldiesi ir galvoji, reikėtų eiti pavalgyti. Taip gera melstis. Ir meldiesi toliau. Dieve, tu esi man skanesnis už bet ką. Už medų, už saldainius, už šokoladą. Dieve, tavo artumas, tavo malonė. Ar kada nors buvo taip? Jeigu aplanko tokios patirtis, vadinasi, viskas gerai. Jūs tampate po truputėlį dvasiniai žmonėmis, kokiais mes ir turėtume būti. 9 valanda. Vienas iš tokių svarbiausių dvasinio gyvenimo principų, tai yra nepersistengti. Ir kad jūs, žinot, nesakytumėt, kad mes jau išgirdom viską ir daugiau nebenorime girdėti apie tai, tai aš jūs paliksiu truputėlį alkanus. Tai yra apie kitas 7 ir dar daugiau minčių, tada mes pradėsim kitą mėnesį. Ne?
Va, ir ką čia dabar melstis reikėtų, ar ne? Viešpatie. Viešpatie Dieve, amžinasis Tėve, dėkuoju Tau už gyvenimą, kuris yra nuostabus. Dėkuoju Tau, Viešpatie, už kiekvieną dieną, kurią Tu mums duodi, kad leidai mums nugyventi gyvenimą prasmingai, už visas Tavo dovanas, už džiaugsmą, už meilę, už bendrystę. Ir dėkoju Tau, Dieve, už visus išbandymus, kuriuos Tu mums leidai. Dėkoju Tau, Viešpatie, už visus sunkumus, kuriuos Tu duodi įveikti ir nugalėti. Dėkoju Tau, Viešpatie, kad Tu neleidai mums apkiausti ir likti ten, kur mes esame. Kad Tu nuolatos vedi ir kvieti mus eiti pirmin ir siekti aukštybių, siekti šventumo, siekti dangaus. Dėkojame Tau, Viešpatie, kad Tu mus ragini keliauti ten, iš kur mes esame atėję. Kad Tu kvieti mus į savo artumą, į savo amžinybę. Viešpatie Dieve, meldžiame, kad mes gebėtume pasirinkti, kas yra geriau. Kiekvieną kartą, kada galime rinktis, kad Tavo šventoji dvasia mus lydėtų, vestų, mokytų, stiprintų, padėtų. Viešpatie, laisvink mus, Viešpatie, augink mus, Viešpatie, padėkime, suklumpame, duok mums džiaugsmo ir ryžto gyventi pilną gyvenimą. Per Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, šventojoje dvasioje, kartu su visais angelais ir šventaisiais, Tavo garbei